Tokia turėjau privilegiją. And speaking to about 1,500 Muslim theologians. Kalbėjau su 1500 musulmonų teologais. On Jesus Christ and His kingdom. Ir skelbiau jiems apie Jėzų Kristų ir jo karalystę. Wow, thank you, Lord. Ir sakiau, viešpatie, ačiū tau. And I was praying before I went that God would open the door for me to meet the president. Ir aš meldžiausi Dievui, sakiau, Dieve, duok man galimybę susitikti su jų prezidentu. And he was at the first meeting. Ir jis buvo tam pirmam susirinkimui. And when the meeting was over, Kai baigė susirinkimas, I told the security people I'd like to talk with him. aš pasakiau apsaugos žmonėms, sakau, noriu su juo pakalbėti. So they said, okay. Ir jie sakė, gerai, Everybody's pagavo mane taip ir pravedė pro visą minią ir pastatė mane prieš prezidentą. So I had a good little talk with him. Ir aš galėjau pasikalbėti su juo. I was happy for that. Aš buvau laimingas. I said, if we as Christians can help to build bridges of peace between the United States and Iran, let us know. We'd like to work with you. Ir sakau, jeigu mes kaip krikščionys galim kažkokias taikos darybas vesti arba atnešti daugiau taikos tarp krikščionių ir musulmonų, pasakykite. Anyway, when I was finished, Kai aš baigiau kalbėti, the moderator said, tas moderatorius pasakė, my, we didn't know this about Jesus. sako, mes nežinojom tokių dalykų apie Jėzų. All of us Muslim theologians, we must investigate these books Shank is talking about. Mes visi teologai, musulmonai teologai turim daugiau tyrinėti knygą tą, kurią Šenkas And you Christians, make your books available for us to read. Ir krikščionys, jūs mums atveškite tų knygų, kad mes galėtum pastudijuoti. The books I was talking about were all in the Bible. Knygos, kurias aš kalbėjau, visas Biblijoje buvo surašytas tas knygas. We didn't know this about Jesus. Sako, mes Oh, I nežinome tų dalykų apie Jėzų. thank God for that open door. Ir aš dėkoju Dievui už tas atviras duris. And then I worshiped in several of the Christian churches while I was in O Iran. paskui, kai buvau Irane, aš nuvykau į keletą krikščioniškų bažnyčių. And my, it was wonderful. Ir ten buvo nuostabu. I met with the Assemblies of God Church. Aš susitikau su Dievo asamblėjos bažnyčiomis. They're very bold. Jie labai drąsūs. They had crosses. I think there were 6 crosses in the front of the church building. Not just one, 6. Ant bažnyčios jie turėjo 6 kryžius, ne vieną, bet 6. 6 of their pastors had been killed. 6 jų bažnyčios pastorai buvo jau nužudyti. But the 6 crosses. Ir jie turėjo 6 kryžius. So you all know we're Christians. Ir kad visi žinotų, jog jie yra krikščionys. That evening was the seekers' evening. Ir tas vakaras buvo naujų žmonių vakaras. 600 people filled that church. 600 žmonių susirinko į tą bažnyčią. And when the invitation was given, Ir kai buvo daromas skelbimas, 40 people came. priimti Jėzų Kristų 40 žmonių Some of them išėjo. weeping. Kai kurie iš jų raudojo. Why do they come? Kodėl jie atėjo? Because in Jesus they find rest for their soul. Nes Jėzui Kristui jie randa poilsį savo sieloms. Any sermon the pastor said, many of you are living in the desert. Ir pastorius tam pamokslą sakė, daug kas iš jūsų gyvena dykumoje. You are very discouraged. Jūs esate labai nusivylę. Some of you feel like committing Kai suicide. kurie iš jūsų norit nusižudyti dėl to, kad jūs esate jaučiatės tokie Come nusivylę. to Jesus. Ateikit pas Jėzų. You'll find rest for your soul. Jūs rasit poilsį savo sieloms. See, they find this Islamic revolution a very heavy burden. Ir jiems tai islamo arba musulmonų revoliucija yra labai sunki našta. Islam does not give rest for the soul. Islamas arba musulmoniškas tikėjimas neduoda poilsį sielai, But Jesus does. bet Jėzus duoda poilsį sielai. Just a little over a year ago, Grace and I were in Kosovo, Prieš metus mes su Grace buvom Kosove, another Muslim country. irgi kita musulmoniška šalis. And Ir when the war happened, kai vyko karas tenai, many of these Kosovarian Muslims went to Albania daug iš tų musulmonų nuvyko į Albaniją. as refugees. Jie buvo kaip pabėgėliai. And in Albania, O Albanijoje they met evangelical Christians susitiko su evangeliškais krikščionimis, who came with food and medicines and blankets and tents to help them. kurie atvažiavo su maistu, su antklodėm įvairiom, su medikamentais, kad padėti jiems. And New Testaments. Ir atnešė taip pat naujųjų testamentų. And so quite a few of them met Jesus. Ir daugelis iš jų susitiko su These Jėzumi. are Muslim Kosovarians. Ir tai buvo musulmonai iš Kosovo. And so then when they returned home Kai jie grįžo atgal į namus after the war, po karo,
They have formed small churches. Jie susibūrė mažas There's bažnyčias. now 30 evangelical congregations in Kosovo. Dabar Kosove yra 30 bažnyčių evangeliškų. All of them from Muslim background. Visi jie buvo musulmonai anksčiau. So recently, Ir neseniai we were in Kosovo, mes nuvažiavom vėl į Kosovą. and they wanted to have a dialogue Ir jie norėjo tokią pravesti tokią diskusiją, dialogą with me and a Muslim tarp manęs ir musulmonų. leader Tarp manęs ir kito musulmonų on lyderio. peace. Apie taiką kalbėti. And that happened. Ir taip įvyko. They advertised it Jie padarė visur all reklamą over the country. visoje šalyje. An evangelical Christian Ir evangeliškas krikščionis and a Muslim theologian ir musulmonų teologas dialogue about peacemaking. kalbėjo apie taiką. They rented the biggest hall in Kosovo. Jie išnuomavo didžiausią salę visam Kosove. It had 600 seats. Ten buvo 600 vietų. I think every seat taken. Visos vietos buvo užimtos. Most or maybe all of the key Muslim leaders in the whole country were there. Visi, man atrodo, musulmonų pagrindiniai lyderiai buvo susirinkę. And for 2 hours we dialogued about it. Ir 2 valandas mes kalbėjom apie taiką. And I had the wonderful privilege Ir aš turėjau nuostabią galimybę pasidalinti, that in Jesus we're given the gift of forgiveness. kad Jėzuje Kristuje mes turim atleidimo dovaną. Rest for our souls. Mes turim poilsį savo And sielą. I said Kosovo is a broken country. Ir aš sakiau, kad Kosovas yra sudaužyta. Everyone has lost loved ones in the war. Visi yra kažkas praradę savo šeimos narį tam kare. You need the gift of forgiveness, Jums reikia atleidimo dovanos. or the bitterness will destroy your soul. Arba tas kartėlis viduje sunaikins jūsų sielas. And the Muslims said, where can that forgiveness be found? Ir musulmonai pradėjo klausinėti, kur mums rasti tą atleidimą. This is a new idea. Čia visiškai nauja idėja. It comes from Jesus. Aš sakau, atleidimas ateina iš Jėzaus. I just thank God. Aš tiesiog dėkoju Dievui už tą Rest for your soul. tą poilsį sielai. So, the next